Tai prieš tai, kelius metus atgal mes giedojom Maha mantrą. Reiškia, šventraščiai arba Vedos. O Vedos yra visą apimančių žinios, visą apimančių, reiškia, visas sritis apima. Kokios sritis yra? Sako, kad šiam pasaulyje yra maždaug 16 milijonų mantrų. Kas iš vis yra mantra? Tai sanskrito kalboje man yra protas, o tra tai suvaldyti protą, sutramdyti. Tai mantros skirtos, kad suvaldyti mūsų protą. Šiandien mūsų tema ir eis kalba apie kančias, ką daryti, kad tų kančių nebūtų. Tai viena iš kančių yra proto kančia. Tai mes prieš tai giedojom Maha mantrą. Maha tai reiškia didelis. Mantra tai didelė mantra, pati didžiausia. Bet tu sako, kad yra 16 milijonų mantrų maždaug. Jos skirtos viskam. Reiškia, pusdieviams, kitom gyvom būtybėm. Mes kažko mantromis prašome arba kreipiamės į kažką, tai ką mums padėtų. Mantra galima sakyti kaip ir malda. Jeigu taip į krikščionybę, sakykime, susivokti. Tai prieš tai mes giedojame pačią didžiausią mantrą, arba Maha mantrą, kuri vadinasi Hare Krishna. Daugelis žmonių gąsdina, tai, sakykime, nesuprantama, nesuvokiama, sako mūsų, ne mūsų, apie ką eina kalba. Šitą mantrą, Maha mantrą sudeda tik iš 3 žodelių, prie 3 žodžiai. Krishna, Rama ir Hare. Labai paprasta. Pasirodo, mes kai nežinom kitos kalbos, kaip ir mes dabar kalbam lietuviškai, jeigu čia būtų kažkas užsieniečių, sakytų, ką čia šneka, nesąmonės, ne mūsų kalba. Mes lietuviai, jeigu čia atvažiuotų kokie, nežinau, iš Izraelio ar iš kokie musulmonai, sakytų, neaišku, ką jie čia nemoka mūsų kalbą, sakytų, jie nesuprastų. Tai ta mūsų ar ne mūsų kalba tik apibrėžia kažkokią konkrečią vietą, o tai nieko nenusako dar, nieko neaišku. Mes iš vis kaip tauta tokia paminėta tik prieš 1000 metų, kažkur tai. O viešpatį arba aukščiausią Dievą jau garbino per amžius. Nuo pat kūrinijos pradžios, sakykime, gyvos būtybės arba konkrečiau žmonės, kurie gyveno žemėje, pastoviai garbino. Vienaip, kitaip. Ir sakoma, pats universaliausias metodas, kuris ateina nuo amžiaus, iš paties aukščiausių, nes visas maldas iš esmės duoda pats Dievas per savo mokinių sekas, mokytojus, sakykime, nuleidžia iki mūsų, nes mes tiesiogiai su juo nesusisiekėm. Tai šitam kali amžiai, paskutiniam amžiai, kuris yra, sakoma, apgaulės ir pykčio amžius, jis dėl to ir vadinasi kali, pats paskutinis akmens amžius, yra pati, sakykime, švariausia, gražiausia, geriausia malda, tai va ta Hare Krishna. Mes tik nesuvokiam, ką tai net reiškia. Dievo mes iš esmės net nepažįstam, kartais nežinom, kas jis toksai. Tai sako, Dievą galima pažinti pagal jo savybės. Tai va, Krishna yra viena jo savybė, pati didingiausia. Krishna reiškia, jeigu lietuvių kalbą versti, reiškia pats patraukliausias. Tai va, Dievas yra pats patraukliausias. Jeigu kalbam kaip Dievas, tai mes nieko iš esmės jo nepažįstam, sakoma. Nenusakom, kas tai yra jisai toksai. Nes kiekvienas mes net vardą turim. Jeigu aš jūs kreipčiausi į kažkokią moterį, sakyčiau, moterie teik čia. Labai įsižiūrėjau, sakytų, aš vardą turiu. Tai ir Dievas turi vardą. Tai mes galvom, kad jis neturi. Čia dėl mūsų nemokšiškumo, nesupratimo, mūsų to siauro mąstymo, nes mes ribuojam save šitam pasaulį. Ir bet kuo mūsų platesnė švaresnė sąmonė, mes labiau įpažįstam. Tai Krishna reiškia pats patraukliausias, tai pagrindinė jo savybė. Kitas žodelis yra Rama, tai reiškia visą džiuginantis. Tai reiškia Dievas džiugina. Jeigu žmogus turi nors truputį ryšio su juo, nors čiut jį kreipiasi, kažko prašo, kalbasi su juo, tai žmogui jau tampa džiugu. Žmogus nurimsta kažkaip, nes yra ramu. Aš jau ne pats sprendžiu, ne pats kažką galvoju, ne taip jau kentiesiu. Nes aš prašau jo, kad jis man padėtų, nes aš nesu toks, kuris čia galiu kažką susitvarkyti. Pastoviai mes klampojam tose, tam sakykime, purve, problemuose. Tai dvi Dievo savybės matot. Pats patraukliausias Krishna ir Rama, reiškia visą džiuginantis, džiugina. Tai mantra, kai kalbi, tampa džiugu. Ne šiaip savo reiškia, tie žmonės gėda, arba mes čia gėdam, mes tave padžiuginam. Džiuginam viešpatį iš tikrųjų, bet jis tuo pačiu teikia mums džiaugsmą, mums čia viduje. Ir sakoma, vedai sako, kad laimė yra ne išorėje, laimė yra viduje. Jinai iš širdies išeina. Nes šalia širdies, kur randasi mūsų siela, mes patys, reiškia visada yra paramatma, lokalizuotas Dievo aspektas. Dievas net širdie pas mus yra pas kiekvieną. Kiekvienoje gyvoje būtybėje, kaip paramatma. Jis 3 aspektais pasiskleidžia. Ir trečias žodelis yra Hare, tai reiškia vidinio energija. O visą mantrą verčiasi labai paprastai. Jeigu lietuvių kalbą versi, tai sakoma, o visų patraukliausia, o visą džiuginantis viešpatį, leisk man tau tarnauti. Ir viskas. Išleisk man tau tarnauti. Tai mes tą maldą, Hare Krishna, prašome, kad jis leistų mums tarnauti. Nes sakoma, kad
pagrindinė mūsų pareiga, jeigu taip suvokti, amžinybės pareiga nuo šios minutės, nuo praeities, nuo dabar ir ateities, nieko mums daugiau nereikia čia veikti ir iš vis kažkur tai ką veikti, tik tai jam tarnauti, pasirodo. Jau nieko. Jeigu tą mes suvoktumėm, mes iš karto pakiltume iš čia. O taip visi suplasnuotume be sparnų, taip ir visi išlėktume iš čia. Jeigu tą suvoktumėm ir įsisąmonintumėm. Tai va taip mantra reiškia, mes čia pragėdojom, prašėm, kad jis leistų jam tarnauti. Kad mes atbūstumėm ir atsimintumėm, kas mes tokie esam. Aš nepristačiau dar, mano vardas Anantara Das. Ir šiandien aš paskaitysiu vieną posmelį arba šloką iš Šrimad Bhagavatam, yra toks šventraštis. Sakoma, nėra didingesnio šventraščio visų visatoje. Čia yra kaip viskas sudėta. Prieš 5000 metų pats Dievas arba Krišna, o tas pats patraukliausia asmenybė, o Dievas yra aukščiausia asmenybė. Kaip mes esame asmenybė, jis yra aukščiausia asmenybė. Mes kintam, nes mes senstam, gimstam, sakoma, reiškia, sergame ar numirštame. Jisai nei serga, nei čia miršta, nei čia gimsta. Jis pastoviai yra dvasiniam savo kūne. Tai jis prieš 5000 metų buvo atėjęs į tą žemę, į mūsų žemę, iš dvasinio pasaulio, su visa savo palyda, su visais žaidimais, su visko. Yra tokie šventraščiai Šrimad Bhagavatam. Ten aprašyti jo žaidimai. Ką jis čia veikia, ką veikia dvasinė pasaulį, ką mes turim daryti. Įvairios istorijos, iš kur galima pasimokyti, suprasti, pažinti jį. Skaitant šventraščius galima jį pažinti. Reiškia, vienas iš būdų irgi jį pažinti yra klausytis. Sakoma, Šravanam, jūs klausotės ir jūs jau kaip ir kontaktuojat su juo, jis leidžiat savo širdį. Širdis atsidaro, jūs pradedat galvoti, kas ten toks, kaip čia teisybė yra, nėra, kaip čia atrodo, dar kas nors. Tai jau mes vystom dialogą kažkokį, jau biški atsiranda ryšys su juo. Tai va prieš 5000 metų jisai atėjo į žemę, kadangi žemė iš sidabro, iš bronzos amžiaus jau turėjo įžengti į kalę amžių, reiškia geležies amžių. Istoriniai periodai tokie, užsibaigė vienas, ateina kitas. Labai ilgas šitas irgi, o prieš tai buvo dar ilgesnis periodas. Tai va, jis prieš 5000 metų pats pasakė viską apie save. Tai šita knyga yra apie jį. Jis pasakoja, atskleidžia save ir pasako, ką mes turim daryti. Mes kaip sąlygotos sielos, kaip turim išsivaduoti. Ir aš jums perskaitysiu vieną posmelį, sanskrito kalba. Visada yra pateikiama pirmiausia, paskui yra transkriptas, reiškia, ką reiškia vienas ar kitas žodis. Paskui vertimą perskaitysiu, ką reiškia ir pakomentuosiu pagal Šrilos Prabhupados Acharya, reiškia, kuris buvo Acharya, tai reiškia dvasinis mokytojas, kuris mokė savo pavyzdžių, kuris parašė komentarą šitam posmui. Nes Vedas taip skaitant, mažai ką suprastume, jeigu tiesiog, reiškia, taip atsirastų spekulacijos, mes vienaip įsivaizduotumėm, nes mes visi skirtingo sąmoningumo. Vienas tą baigęs, kitas tą, aš vienaip įsivaizduoju, iš kitaip, bet yra dvasiniai mokytojai, kurie pagal paramporo sistemą, tai reiškia, dvasinis kiekvienas mokytojas turi turėti savo mokytoją. Jo mokytojas turi tą savo mokytoją, taip gaunasi pakopos. Lipi, taip dainama iki paties aukščiausio. Kaip ateina tos žinios? Tai žinios, jeigu ateina per paramparą, mokinių seka, reiškia, per mokytojų sistemą, jos neiškraipamos. O visą kitą iškraipama. Tai, ką mokslininkai dabar atranda, kitą dieną paneigia, kitas mokslininkas dar kažką atranda. Paskui atrasta, pastoviai atrasta, paneigia seną, atranda naują. Ir taip gaunasi spekulacijos, žmonės susipainioja. Šventraščiai nekinta. O šita Šrimad Bhagavatam yra amžina knyga. Čia viskas surašyta, niekada nepakis visada. Mūsų kalė amžius pasibaigs, ateis kitas amžius, reiškia vėl kartosis, bus auksas, dabro, bronzos, vėl bus perduota šita knyga. Vėl. Nes Vedos, be jų žmonės negali gyventi. Žmonės pasimeta, nežino, kaip ką čia daryti. Dabar tiek žinių, tiek yra šventraščių, tai mes nebežinom, kaip čia elgtis. Spekuliuojam. Yra 10 Dievo įsakymų, tai mums sunku juos vykdyti. Sakoma, nežudyk, mes vis tiek žudom. Sakoma, dėl mėsos reikia pavalgyti pačiam, čia nieko baisaus. Dėl savęs galima nužudyti. Dėl savęs taip pateisinam. Tai aš vieną šlokelę perskaitysiu ir jums pakomentuosiu. Yukta hara viharasya, yukta čata sya karmasu, yukta svapna vabhodasya yoga bhavati duha ha. Transkriptas. Yukta. Reguliuojamas. Ahara. Valgymas. Viharasya. Poilsis. Yukta. Reguliuojamas. Častasya. To, kuris dirba dėl pragyvenimo. Karmasu.
Atlikdamas pareigas. Jukta. Reguliuojamas. Svapna. Avophatsya. Miegas ir budravimas. Yoga. Jogos praktikavimas. Bhavati. Tampa. Dukha. Skausmų malšintojas. Tai yra tokia šloka, šventraščiai, kurios perteikė aukščiausias Dievo asmuo ir niekas dėl to nesiginčia. Tai ne žmonių išgalvota paties aukščiausio. Tai kaip vertimas skamba lietuviškai. Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas jogos sistemą gali numaldyti materialias kančias. Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas jogos sistemą gali numaldyti materialias kančias. Komentaras. Nesaikingas miego, valgymo, gynimosi ir poravimuose, kūno poreikių tenkinimas gali sustabdyti jogos praktikos pažangą. O dėl mitybos tai ją galima reguliuoti tik tuomet, kai valgoma prasadam, pašventintas maistas. Pasak Bhagavatos, viešpačių Krišnai aukojamos daržovės, vaisiai, gėlės, grūdai, pienas. Vadinasi, žmogus Krišnos sąmonėje savaime įpranta nevalgyti maisto, kuris žmogui neskirtas. Tai yra maisto, kuris nepriklauso dorybės kategorijai. O dėl miego galima pasakyti tiek, kad Krišna, įsisąmonės žmogus, visada pasiruošęs atlikti savo pareigas Krišnos sąmonėje. Todėl kiekviena tuščiai pramiegota minutė didžiulis praradimas. Aviretha kalatavam. Krišna, įsisąmonės žmogus, nenori praleisti nė akimirkos, jam netarnaudamas, todėl miegą jis riboja iki minimumo. Tokio žmogaus idealas Šrila Rupa Gosvamis, kuris kiekvieną gyvenimo akimirką tarnavo Krišnai ir miegodavo neilgiau 2 valandų per parą, o kartais dar mažiau. Tahura Haridasa, neliesdamas prasadam ir nesumerkdavo akių tol, kol nepakartodavo maldos karoliais dienos normos 300 000 kartų neištardavo švento vardo. O dėl darbo tai Krišna įsisąmonės žmogus nedaro to, kas nėra susijęs su Krišnos interesais. Jo veikla atitinka šventraščių nurodymus ir nieko bendra neturi su juslinio pasitenkinimu. Kadangi jam nėra juslinio pasitenkinimo problemos, tai laisvalaikis materialia prasme jam nereikalingas. Jis žino saiką kalbėti, dirbti, miegoti, budrauti ir atlikti kitą fizinę veiklą, todėl jam neegzistuoja materialūs vargai. Toks posmelis reiškia Yukta hara, yuharasya, yukta chatasya, karmasu, yukta svapno, vabhadasya, yogo bhavati, duhaha. Kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas jogos sistemą, gali numaldyti materialias kančias. Pabandysiu tai praskleisti jums, kad mes suprastumėm paprasčiau, apie ką eina kalba, nors perskaičiu visą šios Prabhupados komentarą. Čia rašo, kas praktikuodamas jogos sistemą. Matot, mes galim sakyti, mes jogą neužsiimam, mes taip sportuojam arba nesportuojam, mes gimnastiką darom dar, prikučiate jogą. Matot, jogos yra visokių rūšių. Sakoma, jogo šventraščiai prašo 18 net rūšių. Yra karma joga, žnana joga, yra bhakti joga. Va čia susirenka žmonės, kurie praktikuoja bhakti jogą. Bhakti joga tai yra aukščiausia joga. Praktikuojant jau bhakti jogą, mes visada galvojam, kad joga tai kažką turi ten pratimus daryti su rankom, kojom, galvos stovėti, ne? Kvėpuoti kažkaip tai. Bet pasirodo, tai tik tai yra pirmos jogos pakopos, kurios atveda žmogų iki bhakti jogos. Bhakti joga tai reiškia atsidavimo tarnystė. Kai aš tampu sąmoningas ir noriu tarnauti jau viešpačiui, kad suprantu, kad visas tas gyvenimas skirtas man savęs pažinimui. Bet visų mūsų uždavinys pažinti save. Per šitą gyvenimą pažinti save. Kas mes tokie esam? Daugiau nieko mums nereikia daryti, pažinti save. Nes kitaip iš to ateina kančia. Jeigu mes savęs nepažįstam, atsiranda kančia. Šrimad Bhagavatam sako, kad žmogus pastoviai 3 būdais kenčia. Mes kiekvienas kenčiam. Pažiūrėkim kiekvienas atidžiai savo gyvenimą. Bent aš jau pažiūriu, kiek aš kentėjau. Kiek aš neprotingas, vat kokia kančia. Pirma kančia visada yra proto ir kūno kančia. Proto ir kūno. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš jūsų tai susidūrė. Kūno pirmiausiai kančia. Kol jaunas, jau jauni prasideda. Žiūrėkit, kiekvienas vaikų būdamas, mes jau neatsimenam, bet kiekvienas iš jūsų sirgo. Kas turi mažus vaikus, žinot, jau dabar, sakykim, paaugom kažkiek, mes neprisimenam, kuo mažiukai, nes mėnesių, 2, 3 iki metų neprisimenam, kol sirgau. Tėvai atsimena. Tai tas pats reiškia, kaip mūsų vaikai, kaip mes sirgome, taip ir mūsų vaikai sirgs, taip kartosis. Jau nuo mažo sergam. Kiti jau nuo mažo turi kūno problemų. Kažkokia jau būna įgimta liga
Arba paskui palaipsniui, sakykime, susirgam ir vystosi ta liga, gilėja. Kiekvienas iš mūsų. Ateina tas vidutinis amžius. Koks vidutinis amžius? Anksčiau, sako, vidutinis amžius buvo 50 metų. Nuo 50 metų žmonės anksčiau buvo tokie tvirti, 50 metų jam jau išlįsdavo kūno problemos. Nu dabar lenda jau nuo 20 metų šitie. Nežinau, aš savo praktiko, kiek ateina gydytis pas mane žmonių, jauni ateina kartais. 15, 16, 20, 30. Praktiškai tas jau vidutinis amžius vos ne 30. Po 30 prasideda mūsų toks smukimas į apačią. Lygos pradeda masiškai lysti pas mus. Masiškai. Tai širdis, tai dar kažkas skauda. Sąnariai, kaklas, visur skauda, visur. Kai ateina kitas jau amžius, 40, 50, 60, viskas. Plaukai slenka, ne, praplinkam. Atsiranda aukšlio, viskas ten. Jau nebepabėgsti dūsti, ar ne? Daugelis iš vis nebepragyvena be vaistų. Viskas, tai viskas skauda. Dantis iškrenta, ne? Nagai lūžinėja, pas moteris lūžinėja. Kiek problemų? Pilna, viskas pradeda kristi. Viskas ten, baigėsi tas kūnas. 70, 80, viskas, jau žmogus pasikeičia, pasižiūrėkit, jau ten vaikšto susikūprinės, raišas, ne, pašneka, ateina 80, 90, jau visai. Ką, valgyt, miegoti. Jis praktiškai nieko nebežino. Matot? 90 viskas, sako, nebenoriu gyventi. Dažniausiai. 100 jau nebepašneka. Sako, Dievas mane užmiršo, jeigu dar pašneka. Va taip, va kiekviena veikia. Kūno problemos, tai čia kančia. Labai didžiulė. Ir kiekvienas iš mūsų susidurs, net dvasiniai mokytojai susidurs. Ateina senatvė ir tą kūną spaudžia, tu nieko negali padaryti. Skauda viskas, skauda. Tai čia pirma kančių ta pliada. Antra iš tos pirmos kančių pliados yra proto kančia. Ką reiškia proto kančia? Pastoviai. Mes pastoviai kenčiam. Nuo mažo. Man atrodo neteisybė. Broliui duoda daugiau, mama man mažiau. Ar ne? Ten, reiškia, kažkas yra už mane gražesnis, kol mažas. Tas turi daugiau žaisliukų, aš mažiau. Mane muša, o jį nemuša. Atlyginam. Ar ne? Į mokyklą nueinam vėl. Mane atrodo spaudžia neteisybė, ten kažkas turi daugiau gabumų, man nieko neišeina realizuoti save, kol augama, taip va. Ir viskas. Pastoviai reiškia proto kančia. Jeigu tėvai įsiskiria, jeigu aš augu tenais su mama tik tai, arba kartais būna su tėvu augu, kiek problemų. Jau neturiu tos antros pusės, kur mane išmokytų, nematau tų santykių, kaip tėvai gražiai auga. Automatiškai jau problemos. Automatiškai. Jau kančia gaunasi. Reiškia, kiekvienas augo, manęs niekas neapgina, ypač jeigu berniukas auga su mama. Tėvo nėra, viskas problemos. Jis praktiškai nepilnavertis žmogus. Labai sudėtinga. Taip išaugti tokiu, žinau dėsnius, kaip su moteriam apsieiti, kaip bendrauti, kaip savo vaikus auklėti. Viskas problemos. Neapgintas esi, viskas labai sudėtinga bendrauti. Nėra tos, jeigu kažkas nepakeičia, reiškia. Man, sakykim, tėvo, tam, mokytojas kažkoks dėstytojas, dėdė, senelis, labai sunku esimikus apleisti. Tas pats ir su mergaitė, jeigu auga be tėvo, sakykim, jinai nežino, kaip su tėvu bendrauti, su vyru reiks bendrauti, kaip ten dar kažkas labai sudėtinga. Daug. Paugam biškutį, žiūrėkit, atsiranda kas? Meilės problemos. Įsimylim kažką, tai viskas pametam proto. Atrodo, manęs nemylė, ten dar, ar aš gražiai, kaip ten atrodysiu, dar proto problemos. Tik biškutį įsiskiria, daugelis žudosi. Lipant tilto šoko, vienas pjaustosi, nuodėsi, geria kažkokius vaistus, viskas, aiškiai, dėl meilės. Dėl meilės, atrodo, manęs nemylė, arba mane paliko. Viskas. Nors tų meilį prie gyvenimą dar nežinau, kiek kartais būna. Ir 10, ir 20, 30. Va čia tas yra proto kančia. Ir ta proto kančia bus pastoviai iki mirties. Jeigu mes neusimam dvasinę kažkokią tai praktiką, jeigu nemedituojam į aukščiausią, visada bus. Nes protas neramus, mes jo nevaldom. Mes nieko iš vis nevaldom. Žiūrėkit, sėdim, jaučiam, kad spaudžia, į tualetą reikia bėgti. Dar nenorėčiau bėgti, reikia paskui sėdėti, bet tu spaudži ir bėgi. Nešien, ateina, pabandykit 2-3 dienas nemėgut, viskas. Akis pačios čia užlips, reikia degtukus statyti. Miega, pačios suspaudžiasi. Nors nelaikas, nepamiegosi, reikia miegoti, viskas. Be valgymų vėl, kiek mes galim išbūti? Galim kažkiek, žmonės išbūna. Į 20, 30 dienų, 40 išbūdavo, bet gerti, dar 3 paros žmogus numiršta. Be oro iš viso, ten, iki 5 minučių nedatrauktumėm. Vis tai reiškia nutrokštumėm. Matot, kaip nieko pasirodo negalim. Kūnas, protas nori, sako, čia sėdėk, reiškia, bet neišeina, jis bėga, pradeda apie kažką galvoti. Galvoja apie ką nenori. Kūnas savo, sakykim, ten aš vis stambėjau, tunko, daugelisgi nenori tokios kūno masės nešiu, bet jinai savaime auga, hop, aš noriu suspausti, neišeina, audidėja. Viduje aš norėčiau, kad būtų normalus, bet neišeina, proto norėčiau irgi laikyti, irgi neišeina. Tai kas aš esu?
Labai sudėtinga, kas aš esu, nieko nevaldau. Nei kūno, nei proto. Nieko. Pastoviai ten pasipriešimas, pastoviai mane kas nors įžeidžia. Pastoviai, jeigu aš moteris jaučiuosi negraži. Pastoviai dažniausiai, aš jau kiek paskaitų skaitęs mokslinį tyrimą daryti, dvi moteris iš 100 tik taip sako, aš normali. O 98 prieina prie veidrodžio ir sako, aš pabaisa. Aš pabaisa. O aš negraži. Kažko trūksta. Vis ten pamatau aplinkui kažkokios visos normalius, o aš tik nenormali. O tos normalius irgi taip pat prieina, aš nenormali. Mano pastoviai. Ir pergyvenimai kokie. Jeigu vyras yra, tai jis grįž, ar uždirbs, ar su kita dabar gal. Ką man pasakys, ar kalbės su manim, ar išklausys. Pastoviai, kur aš gyvensiu, kiek vaikų turėsiu, ar tie vaikai klausys. Vaikų norim, bet va jie paauga, mes jau juos mušam, sakom, ne mūsų vaikas, nes jis neklauso. Lūpagi visi ant tų vaikų šauko, purto. Štai gatvėje pasižiūrėkit, kartais seni, eina mama, ten mergaitė maža, sėdėk, stovėk, aš tai mušiu, ten gąsdina. Gąsdina, meilės nėra. O taip norėjusi, susilaukia, galvoju, bus laimės. Mes visada galvojam, kažką gausim, būsim laimingi. Mes visiški idiotai, nebūsim laimingi. Negali džiaugsmas ateiti taip iš išorės, jis gali ateiti va tiek. Mes pasiteikinam ir vėl, kaip suvalgom pyragėlį. Vėl norim naujo pyragėlio. O vaikas kitas neteis, jis jau yra. Jis jau yra. Mes patys jį sukūrėm. Aš, vyras, moteris, sakim, susikūrėm. Vaikas sako, yra mūsų abiejų užmokestis, kokie mes esam. Va, vaikas, jeigu kas susilaukim, sako, čia ne mano. Tavo. Iš kur kitus? Tavo. Sugulėt vakare, planavot, neplanavot, reiškia, tavo, taip susilaukiai. Neramus, apie ką galvojam, reiškia. Moteris galvoja, čia mano vyras, jeigu moteris taip žiūri į vyrų, vyras galvoja, čia su kita guliu, įsivaizduoja dar kažką tai. Sukiusi galvoja žmonės. Ir viskas išeina vaikas, kiti jeigu išgėrė, gamina tą vaiką, kabutėse. Problemos. Ir paskui ne mano vaikas, va jau proto problemas. Vaikas auga, sako kaip maži vaikai, maži vargai. Ne? Dideli vaikai jau dar didesni vargai. Atsiranda anūkai iš vis bandygam išprotėti. Reikia ir anūkam uždirbti, sako. Daugelis, žiūrėkit, senelį. Reikia ir anūkam reikia. Reikia, nereikia, jie taip užaugs tie anūkai, reiškia proto neramybė. Ir taip mes per visą gyvenimą, kur dirbsiu, su kuo gyvensiu, ką valgysiu, kas rytoj. Pagal psichologiją visos moterys neramios. Nes jos gyvena rytdieną, gyvena ir po rytdieną, gyvena metais į priekį, gyvena visą gyvenimą į priekį. Visą gyvenimą į priekį, pragalvoja, pramodeliuoja, kiekvieną dieną pramodeliuoja, bet taip nebūna, viską nešioja. Kiekvieną dieną tas protas blaškus. Tai va pirma kančia, iki pat mirties. Reikia mirti, o mums neišeina numirti ramiai, negalim numirti. Sako, miršti? Turi atsijungti, o apie Dievą galvoti. Taigi neišeisi, va čia mes visi neišeisim, taip visi su ranku pasiėmam ir išeinam kartu pukšti. Taip nebūna. Čia ne oro balionai, negali kartu susprogti. Nieko. Kiekvienas atskirai išeinam. Ir jeigu žmogus tik prisirišęs prie žmonos, prie vaiko, prie namo, prie buto, kur gyvena, prie tų rūbų, prie lovos savo, sodą pasodinau, karvę ten laukia dar ganosi, katiną dar turiu, va užlipu ant lovos, miau, manogi viskas. Viskas. Problema. Aš apie tai galvoju, sako, apie ką žmogus gyvenimo akimirką paskutinę galvoja, tokį kūną gauna. Reiškia, ta siela išeina, aš išeinu per tą čia kažkokį kūno per nadį kanalą energetinį ir į kažką įsikūnijo, apie ką galvoju, nes į tą susitelkiu, aš to noriu, prie to prisirišęs. Tai va, prie ko mes prisirišėmės, dėl to ir kenčiame. Kančios priežastis proto pagrindinė, kad aš nepasitenkinau. Aš visada noriu pasitenkinti. Nes šitą materialiam pasaulį, čia materialus pasaulis, mes nesuvokiam net, kad gali būti kitos gyvenimo sąlygos. Visiškai nesuvokiam. Mes taip užsimiršom, taip pripratom. Atrodo, mano žmona, mano namas, mano vaikas, mano Lietuva. Mes skanuojam, už rankų susikabinam. Mūsų krepšinis, mūsų viskas, mūsų. Mes turim laimėti. Tai čia yra tik aistra. Nedorybės, sakoma, nėra. Nedorybės nėra. Ir va tas mus pririša prie tos žemės. Ir mes susipainiam, susimaišom, atrodo mūsų. Ir taip gaunasi kančia. Kai kažko negaunam, mažo pagaliuko negaunam, mes jau pykstam. Tik negalim parodyti. Matėt, kai maži vaikai kažko negaunam, jie krenta ant žemės ir verkės, šitai šaukia, cypia, tėvai bijodami, kad čia gėda, nes vaikas šaukia. Sako, duosiu, aš tau nupirksiu, tik tai tylėk, nešauk, būk geras, duosiu, viską duosiu. Sąlyga tokia, derasi. Ir vaikas, ar duosiu, gerai, viskas, einam toliau, einam pirkti. Priverčia, tiesiog išreketuoja. Tėvus net kažką nupirkti. Kai mes dideli kažko negaunam, žiūrėkit, mes taip nedarom, dabar pabandykit čia krist kažkas. Kažkas norit valgyti, kažko negauti, čia, sakys, beprotis. Čia va, kažkas iškvies policiją, psichiatrinį išves. Tiesiog, nesuaugęs žmogus jau taip tipo negali elgtis, čia yra normos jau tos visuomenės. O mažas vaikas, kai taip elgėsi, normalu. Mato, kaip yra. Mes jau taip negalim. Ir ką mes darom? Mes kai jau nepasitenkinimą,
su kažkuo šitai, nebekalbam, sakom, aš ant jo pykstu, va taip, mat, pykstu, reiškia, nekalbėsiu. Daugiau mes nieko negalim. Jeigu, reiškia, didesni idiotai, mes galim apkoliuoti, kažkas gali žuvį parodyti, špygos yra tokios, ne, ten taip parodo. Daugiau nieko iš esmės, dar daugiau, matot, kaip supykstai, gali suduoti, ar ne, veiksmas, bet būna karma, tuo veiksmas. Jeigu jau visiškai, reiškia, žmogus beprotis paima nužudo, už tai, kad jį įžeidė arba kažką padarė, veiksmas toksai. Bet automatiškai pagal karmos dėsnį sako, ką padarei, tai ir gausi, jį patį nužudys. Šį kitą gyvenimą kažkada nužudys, taip neįmanoma, reiškia, kad jo nenužudytų. Toks karmos dėsnis. Dantis už dantį, akis už akį. Taip nėra, viskas yra proporcingai šitoj visatoj sudėliota. Tai va čia viskas dėl mūsų proto. Ir mūsų visos problemos iš esmės proto. Tai čia yra pirminė kančia. Antra kančia, kurios praktiškai mes irgi neišvengiam, kančios kyla iš kur? Iš gyvūnų. Mūsų pastoviai kažkas puola kitos gyvos būtybės. Kokios? Prasideda nuo uodų, ar ne? Va dabar ruduo, vasara būna šiltai. Nueikit į mišką. Sako, aš neįsiu, žmonės kaip patarlė, neįsiu, sako, save šerti uodams, girdėjot? Siurbė, agresoriai, ne? Atrodo, o yra ten kažkur, reiškia, Sibiras arba kur šiltesnės pelkėtos vietos pilna mašalai, akis tad lenda, su maišeliais turi vaikščioti, reiškia, sėtelis, nes tave uždusinsi, burna lenda tiesiog. Tokie mokaliniai žmogus kenčia, visos gyvos būtybės kenčia vieni nuo kitų, kenčia, žiūrėkit, karvės, ar ne, jas mašalai ves apspinta, ar ne, uodai, visokios mūsis, lipa, karvė duodasi su uodega, ne, su ragais, mūstosi, su liežuviu, vis tiek jie puola, siurbė tiesiog. Žmogus, mato, toks būtybė, kuris, aišku, dar prigalvoja visokių kvapų, prisispaudžia, užsidengia, dar kinius susideda, dar kažkaip, jį nepuola taip masiškai. Jis gali savo kūną apglėpti, prasme, jis toks didesnis agresorius, jis nusivėja. Pamatė uodą, tokšt, ne, užmušiau, sako. Prisigamina tų visokių, matė, ten musgaudžio, šitų daužo muses, ten po kambarį uodus vaikus daro, moka, daugiau imasi gynybos priemonių. Gyvūnas negali. Gyvūną, reiškia, siurbėsi visi. Ir taip kiekvieną gyvūną, net kartais pamatysit, pažiūrėkit, didesnį paukštį, ten irgi jie apspitė, reiškia, kas įsikandė, erkės visokius yra, kas turi kates, šunis, jeigu lauke praeina, jeigu taip laisvai laksto kieme, kur nepririštas, pažiūrėkit, kiek yra erkių, siurbė kraują, tiesiog pumpa iš po, erkė, reiškia, išpomsta tokia kraujo prisiurta. Tai va, vieni kitus kankina gyvūnai. Į mus tas pats. Jeigu žmogus nors kiek nešvarus, žiūrėkit, atsiranda utėlės. Jeigu namuose kažkiek nešvarų, blusos visokios, ar ne, puola. Mes su žmona buvom Indijoje, gal, kada čia prieš 2 metų, pirma, reiškia, naktis, atvažiavom į vieną miestą, atrodo, viešbutį su namavom, balta patalinė, atrodo, viskas gerai. Aišku, ta balta patalinė, jau reikia suprasti, ne balta, ten visada yra nešvaru, ta prasme. Žinot, ištepkit va taip, su žemėm ir nuplaukit, vis tiek liks toks, ne? Sakykime, sluoksnis, tų juodumo neišplauna tiek. Kažkas, švaru, bet nešvaru tuo pačiu, nėra taip, pas mus europietiškai, bet nieko. Atsigulėm ir aš jaučiu naktį taip pavargęs, nes tik atvykome, sakykime, jauti, kad puola, aš galvoju, kas čia per raudai puola, žinot, per mėgus taip duodi, jau ten, nejauti, taip, gainiojasi, reiškia, vis tiek puola. Kaip tai gali pulti, visą kūną puola. Žmona šaukė, sako, blusos! Ne, blakės turbūt. Blakės, jis duoja. Mes jau tokių net nežinom gyvių. Čia namuose turbūt niekas šio laikinio žmogus net nematė. Aš dar mažas iš senos kartos esu, ten prieš daug 100 metų gimęs, tai atsimenu, aš kai augau, pas mus namuose buvo ten seni kažkokie namai, mes kraustydavomės. Tai buvo, reiškia, aš iš tos vaikystės dar, nes tai buvo prieš 40 metų, reiškia, atsimeniau, kad jeigu blakės puola, ką reikia daryti? Šviesą įjungti. Šviesa irgi jos nedingsta. Jos lenda atgal į plyšius, iš kurių išlindo. Jos bijo šviesos. Reiškia, gynybos priemonė nuo blakių šviesa. Taip gali apsiginti. Kitaip neapsiginsi, ten išdauži, jų net nepamatai. Ir atsikeliu visą sukramtytas, reiškia. Per vieną naktį mane sukramtė absoliučiai. Jų net nepamačiau, bet jos puola. O reikia gyventi dar 4 dienas. Tai mes išeidom, vakariai, kai grįžti, jungi šviesą, mėgi šviesoje. Jūs tas nepuola. Tokia reiškia apsaugos priemonė. Tai mūsų puola pastoja gyvos būtybės. Nors mato, čia švarus gali būti. Ne nuo tavęs priklauso. Atėjai į tą vietą, ten jau jų yra. Gyvenimo sąlygos sudarytos, jos puls. Ką tu nori tą daryti? Gali apsirengti, gali nusiprausti, puls. Nes jaučia, kad atėjo maistas. Aš esu maistas, jau turėjau pavalgyti manęs. Tai va, pasitenkinti. Tai mūsų pastoviai puola tos kitos gyvos būtybės. Pastoviai. Nuvažiuokit kažkur į kaimą, eikit
šunis užpulsa, jeigu palaidė. Ir baugu praeiti, taip žmogus šokinėja, nes tokie būna mažiukai, nevaikuoja, nori pastverti. Ir mums atrodo, kad skaudžiai kas. Skaudžiai, ne, baisu ten tie kiemsargiai, kur yra patys baisiausi tokie šlykščiausi šunys, ne, kaip žmonės savo. Staigos į koją, čia į kulną, reiškia, pastverti ir įkasti. Tai pastoviai, reiškia, aišku, šiais laikais pas mus jau viskas, kaip sakant, tos gyvūnijos išnaikinta, mes nebebijom, miškai, dar kur nors, plėšrių žvėrių nebėra. Bet į džiunglės, sakykime, kažkur Azijoje, ar dar kažkur mes nebeišeisim. Vis tiek būtų baugu. Visokios naudingos gyvatės, dar kažkas. Tai čia apsisaugom. Tai va, mus žmogaus kančia nuo gyvų būtybių. Pilna. Pilna tokių faktorių, reiškia, yra. Mes kenčiam. Ir trečia kančia, nuo ko žmogus kenčia. Tai praktiškai nuo jo nepriklausančios veiklos, nuo stichinių nelaimių. Kiekvienas žmogus kenčia, arba žmonija kenčia. Visiškai, reiškia, neišpranašausi, kur žemė sudrebės, kur potvynis ateis, kur sausra ateis. Mes gyvenam tokių zonų, aišku, mes daug nepatenkinti, kad čia, sakykim, daug lyja, sako Lietuva, daug lyja, ne? Bet čia praktiškai, dangus, čia tik yra ramybės. Pas mus tiek dar yra žalumos, gamtos. Jeigu jūs kažkas važinėjat, matyt, kiek kažko trūksta. Kažkur šilta, bus per šilta, trūks vandens, bus per karšta. Reiškia, reikės kažko tai galvoti, kaip ten išgyventi. Kažko nepasisodins, arba bus sezonas kažkoks tai. Kažkur per šalta, kažkur per karšta. Čia pusiau taip gali iškęsti. Nei per daug karšta, nei per daug šalta. Visų. Galima išgyventi. Čia nedreba žemė praktiškai, čia nėra uraganų. Va. Praeina kažkoks ten sluoksnelis, dar yra pakenčiama gyventi. O kitur yra tiesiog žmonės gyvena, nežino, kada ten viskas sugrius, pastoviai žemė dreba, žiūrėkit, Japonijoje per metus ten. Šimtai būna žemės drebėjimų. Vidurinėje Azijoje kiek būna visokių potvynių. Gyveni tave gali nuplauti, bet kada. Iš vis yra, reiškia, ramiajame vandenyje salos, kurias apsime praktiškai. Ir jos grimsta į žemę. Žmonės ant polių gyvena, nameliuose. Yra daugybė Indonezija, Džakarta. Matėt, gal salytės išmėtytos, jos laiką grimsta pastoviai, nes jūros vandenyno lygis auga. Ir ten paskaičiuota, 30-40 metų jie nugrims. Net neaišku, kur jie gyvens, ta prasme, būsimos kartos, su jų milijonai. Ir žemė pabiškai sėda, nes šitai Antarktida ir Arktika tirpsta vanduo ir kyla tas lygis, apsems. Tai va, žmogus nuo stichinio nelaimių visiškai neapsaugotas. Absoliučiai. Ir kiek prieš mus šventraščiai rašo, arba matėt gal dokumentinius filmus, būna stichinės nelaimės, kai žūsta visos civilizacijos. Girdėjot, gal buvo Hiperbobėja, buvo Atlantida, jų nėra, o dar prieš tai civilizacijos. Tai va, čia yra tos pagrindinės 3 kančių priežastis, kurios žmogus praktiškai nieko negali padaryti. Tai va, tas sąlygas mes visi ateinam, į šitą planetą ateinam ir galvojam, kad čia bus gerai. Bet jau automatiškai čia atėję, jeigu neturim žinių, reiškia, mes kentėsime. Jeigu turėsim žinių, mažiau kentėsime, priklausys nuo mūsų sąmoningumo lygio. Kai nieko nežinai, atrodo, nieko ir nereikia. Bet tave tas daužo viskas. Tai ką daryti žmogui, kad būtų tų mažiau kančių ir kaip viską susitvarkyti? Čia šitame Bhagavad Gitoje posmelė sakoma, kas saikingai maitinasi, miega, ilsisi ir dirba, tas praktikuodamas, reiškia, jogos sistemą gali numaldyti materialias kančias. Ką reiškia saikingai maitinasi? Daugelis žmonių sako, mes laikomės dietos, mes darom iškrovos dienas, girdėjot turbūt, ne? Tai daugelis tai, ką daro iškrovas, arba laikosi dietos, žmogus, reiškia, jo sąmoningumo lygmuo tik tai toks, kad jis nori, kad kūnas nekentėtų. Kūnas. Kad ten kažkur neskaudėtų. Bet tas yra laikina. Tas nieko neduoda. Visų kančių nepašalina. Kūnas galbūt kažkiek neskaudės, bet protas vis tiek bus neramus. Visos didžiausios kančios išeina iš proto. Kaip saikingai maitintis. Bhagavad Gita, šventraščiai visi, ir pats Viešpats Krišna sako, kad maistą reikia aukoti. Kad jeigu žmogus maisto neaukoja aukščiausiam, tai tas maistas yra su nuodėme. Ką reiškia su nuodėme? Tai reiškia, kad tas maistas atneš mums kančią. Tas maistas nėra palytas. Šiandien mes po šito reiškia užsiėmimo, po šitos paskaitos, valgysim Dievui aukotą maistą. Jis vadinasi prasadam.
Prasadam. Prasadam iš sanskritų irgi žodis verčiasi Dievo malonė. Tai kiekvienas žmogus, norėdamas save apvalyti, nuraminti savo protą, būti sveikas kūne, gyventi laimingai, turi maistą aukoti. Tai nėra sudėtinga. Tai kiekvienoj konfesijoje, kiekvienoj tautoj buvo toks paprotys. Tik dabar viskas, sakykim, taip jau nusirito ir mums ir kvaila kartais laiko nėra ir todo, kam čia reikia. Nes čia atėjo neišmanimas, mes visiškai užsikrišėm. O aukoti maistą visiškai nesudėtinga. Reiškia, tik ne visas maistas tinka aukojimui. Reiškia, šventas švedos, Ajurvedas sako, kad maistas yra 3 energetinių lygmenų. Kartais girdėjot, kažką galima valgyti, kažką negalima valgyti. Tai va, vienas maistas yra neišmanime. Neišmanimas sanskritų žodžių vadinasi tama, tamaguna, tamas, tamsa. Tai yra maistas, kuris yra tamsoj. Jeigu mes tokį maistą valgysim, koks tas maistas yra? Tai maistas praktiškai smurto, patirtas maistas su smurtu. Tai kas mėsa, žuvis, alkoholis. Čia maistas, kuris patyrė smurtą, reiškia, mes suvalgom kitų gyvų būtybių kūnus, mechanizmus, jų mašinėlės. Ir mes dėl to kentėsim, mes susiteršim. Žmogus negali net būti sveikas, jeigu jis valgo mėsą. Visiškai, jis turi susirgti, jis turi sirgti, turi kankintis. Nes tame maiste jau įdėta ta pirminė energija, neišmanimas. Automatiškai žmogaus sąmonė, kad jis kažką suprastų, galėtų diskutuoti, realizuoti save, neįmanoma. Tai va, pirmas lygmuo yra maisto neišmanime. Toks maistas neaukojamas. Dievui kaip auka netinka. Aš negaliu nukirsti ten galvą karvę ir papjauti piršiuką ir sakyti, imk viešpatyk pavalgyk. Jis neis. Čia yra smurtas. Aš užmišu savo mažesnį brolį. Vedo sako, kad visi, kas yra gyvūnai, paukščiukai, dar kas yra mūsų jaunesniai broliai, kurie neturi galimybės taip apsiginti kaip mes. Aišku, mums nesunku, sakykim, karvę užmušti, nes yra paklusni, gera, nuolanki. Pabandykim nueiti kokį tikrąjį mišką užmušti. Arba vilką. Nelabai turbūt. Nes būtų baugu. Tai iškiau, tas, kas nuolanku, mes galim užmušti. Tai pirmas maisto lygmuo yra neišmanimas. Antras lygmuo maisto yra radžas. Tai reiškia aistra. Maistas, kuris mus padaro aistringus. Koks tas maistas? Aštrus, karštas, rūgštus, kur per daug visko. Mūsų, sakykime, tokios vibracijos suvirpina. Mes, svogūnas aistra. Daugelis valgo česnakų, svogūną, ar ne? Sako, kad čia vitaminai, mažiau sirgsiu. Svogūnas, česnakas, Ajurvedas sako, tai yra vaistai. Reiktų valgyti arba vartoti, tai mes susergam. Ne kiekvieną dieną. Yra žmonės, kurie negali kiekvieną dieną po 2-3 galvutės, sakykime, svogūno suvalgo. Tai svogūnas yra aistra. Reiškia, mane išveda iš pusiausvyros, tampa neramus protas. Aš toks, kur bėgti, ką paimtų, toksai, suaudrintas, suprantat, nėra ramybės. Va toksai, ką čia padaryti, kur, visą laiką skubėjame, kur čia nėra, ką čia paimti, va toksai, Tai svogūnas yra aistroje. O žmogus turėtų būti ramybėj, visiškai ramus. Jam reikia valgyti, reiškia, švarų maistą, kuris teikia ramybę. Nes ir bažnyčio, o šiandien sekmadienis visur laikys, reiškia, mišias, ir klebonas sakys, palinkėkite vieni kitiems ramybės. Tai žmonės, ramybės. Kam teko bažnyčiai, manot? Svarbiausias dalykas pasirodo ramybė. Net po kiekvienų, reiškia, liturginiai maldoje įdėta ramybės vieni kitiems norim linkti. Reiškia, būtų protas. Kūnasgi taip, ten lyg tai ramus, nes ramybė pareina, matot, iš vidaus, iš proto. Ir mes vieni kitiems lyg tai linkim ramybės, bet neišeina, jie išlaikyti pastoviai. Bet jeigu valgysim maistas, kur yra dorybėj, tai mes automatiškai būsim ramus. Nes ten nėra tos energijos, kuri mūsų tokius darytų. Ten nėra energijos, kurius mes paliktume tokie paniurę, reiškia, pykstantis, nepatenkinti. Nes čia yra ta maguna. Tai va ta maguna, kur valgom maistą, mes būsim nepatenkinti, pikti, agresyvus, muštis norėsim iš karto. O aš jeigu privalgyčiau mėsos, įsidėčiau, sakyčiau, ko čia žiūrit? Ateik čia, pasiaiškinsim dar kažką tai. Arba dink iš salės, agresija tokia. Matysiu, kad pas kažkas gražesnis, bjauresnis, toks piktis užėjęs, nervos mane, matot kaip. Va, tai čia yra neišmanimas, iš tokio maisto kyla. Koks maistas yra dorybingas, kurį turėtų žmogus valgyti? Labai paprasta, 3 rūšių maistas. Pieno produktai, vaisiai ir daržovės. Viskas. Jeigu žmogus valgo tą maistą, jis automatiškai perima ramybės energiją. Jis bus ramus. Jam niekais negali sirgti iš esmės. Jeigu maistą aukoja žmogus,
ir valgo tokį maistą subalansuotą, viską nepersivalgo, matot, čia parašyta, kas saikingai maitinasi. Daugelis žmonių sako, aš vegetaras, bet jau kai privalgau, 2 žmonės mane atkelia. Jau vegetarų būnant irgi galima taip nusipinėti, reiškia. Pilvo ateiti pasidėti, ateičiau čia ant stalo, pasidu pilvą, sakau, labą dieną. Ir sunku kalbėti, nes būtų va, taip galima irgi persivalgyti. Čia pasakyti, kas saikingai maitinasi, tas gali numaldyti kančias, suvaldyti kančias. Tai va, ką reiškia saikingai maitintis? Reikia suvalgyti tiek, kiek reikia palaikyti šitą kūną. Kiek palaikyti šitą kūną? Mes dažniausiai valgome patenkinti jutiminės juslės, reiškia. Kad man būtų malonu, dar malonu, nes norim paskui, kad būtų gerai, išvalgau, nu dar, kad gera būtų, dar. Ir paskui sakau, oi, kad persivalgiau, ojei. Kartais tikrai negali cituoti, ne? Kas daug valgė. Negali cituoti. Negali pagulėti, sako, šuoną diegė, durė ten kažkas tai. Tai kaip ten netiks, ten privalgyti, kad nėra kur pasidėti maistų, reiškia. Tai jau džarnos vaikštų, į tą pusę metas, į tą, reiškia, viskas jau ten sunku. Reikia saikingai. Daug persivalgysiu, matot, irgi daug nepatogumų. Skaudės, užspaus, reiškia, svoris auks. Ne, pasakyta saikingai. Tai maistą reikia aukoti ir dar saikingai valgyti. Nesvarbu, kad jis jau paaukotas, galiu kiek noriu prisivalgyti. Reikia žinoti, kada valgyti. Kada valgyti. Ir Vedas sako, pusryčiaukim nuo 6 iki 8 ryto. Pietus valgykim nuo 12 iki 2 dienos iki 14. Vakarienė iki 18. Blogiausiu atveju iki 20 valandos. Labai paprasta. Arba 2 valandos iki miego. Matot kaip. Jeigu valgysim vėliau, mes automatiškai neužmigsim. Žmonės sako, prisivalgiau ir neužmiegu. Kaip užmigsti? Čiagi mechanizmas, žmogus yra mašina. Jeigu per daug ten visko pripilyti, jinai visą naktį turi sutvarkyti čia. Sako, mūsų skrandis yra sandėlys. Įsivaizduojat, mes dabar, ten pastoji laukia darbininkai su kastuvais. Ir mes dabar primetam košės, tai jie ten nespėja išmėtyti juos. Ir mes dar kišam, jie rušiuoja. Aha, čia grūdai ėjo, čia gėrimas, aha, čia daržovės, čia dar kažkas jie stundo. Nėra kur stumti jų tangaro, mes vis kišam. Suprant? Jie persidirba. Ir mes į naktį privarom pilną, jie prakaituoti, reiškia mes patys prakaituoti gulim. Jau užmiegu, sapnuoju visi košmarai, mama! Ten kažkas susapnuojo, šaukiu. Tai va, jie ten nespėja dirbti, tai reiškia viskas ten dirba per naktį. O mes turim įdėti tiek, kad iki vakaro jie susitvarkytų savo sandėlį, tai reiškia skrandį, o tam viskas būtų sutvarkyta, nebereiktų jiems dirbti. Jie sako, o geras šeimininkas, matai, 5 pavalgė, mes iššluot sandėlį, viskas, einam ir mes miegoti. Va, ir visi miega, ir aš galiu miegoti ramiai. 2 sekundės ir galiu užmigti. Bet jeigu prieš miegą privalau, tai ten visą naktį dirbs duosies, kaip aš pamiegosiu. Triukšmas bus, suprantat? Vidurius pūs. Jeigu gulėk su žmona ten dujas pradės eiti, arba žmona sproginėti viskas, ne? Kokių kopūstų privalgėm žirnių, kas ten gausis? Puh, ne? Kaimynai pradės dusti, jūs kas ten pasiūs, reiškia, balioną užsukit. Ne, arba skambins į dujų tarnybą. Va, reikia, matot, paprasčiau. Laiku viską ir saikingai. Toliau prašyta. Miega. Su miegu visai problemas. Daugelis žmonių ateina. Ir kai paklausi, o kai ateina gydys, aš, sakykim, elementariai matau, jums gal sunkiau, man paprasčiau, kadangi aš kasdien tai susiduriu su 1, 2, 3, 5 žmonės ir klausi, kada einat miegoti. Nu, mes ne taip jau vėlai, mes jau pirmą miegam. Ta prasme, naktį pirmą, Tai sakau, tai pirmą reiškia šiandien užmiegote, šiandien atsikėlėte. Jūs net vakarą nenuėjote miegoti. Vakarą nenuėjote. Kaip galite įsimiegoti? Man sako, čia sukasi, čia durnai, čia galva plyšta, čia dar. Taip ir turi būti, sakau, normaliai. Normaliai, sakau, turi pakrist, raitytis, sirgti ir mirti greitai. Jau viskas, kaip sakau, dar jūs žemė nešioja. Čia normalu, viskas, reiškia. Nes pats gadini tą mechanizmą. Miegas, tai žiūrėkit. Dabar saulė sugalvoti, išlenda ten iš debesų, sako, šiandien nešviesiu, tingiu. Ir tamsa pas mus. Mes viskas, sakytum, kas šį per nesąmonė. Pasaulio pabaiga, saulės nebėra, ką jinai sturniavo, ar ne? Jeigu žinotume, kad jinai taip daro. Sakytum, išlysk, šviesk, šildyk. Bet saulė tokia pat gyva būtybė kaip ir mes. Matot, kaip jinai per amžius į sekundę tiksliai vykdo pareigas. Saikas yra, reiškia, saikingai viską padaro. Tiek reikia, tiek duoda. Pagal planą vysto. Ir visa gamta. Nerasit jokio gyvūno, kuris persivalgytų, persimiegotų. Nėra, kad taip karvė gulėtų sakytų, o aš tingiu, dabar nevalgysiu žuvies ir neduosiu pieno. Nė vieno gyvūno. Atsikeli, eina valgo žuvies, duoda pieno.
Šone logika kažką pamato, dirba, visi dirba. Visi žmogus tik tai va miega, kiek jam nereikia. Turvidas sako, reikia eiti miegoti iki 22 valandos. Iki 22. Nes jeigu žmogus neatsigula iki 22, po 22 ateina, taip vadinama, pita energija, ugnies energija. Iki 2 nakties žmogus gaus energiją ugnies, reiškia, jis neužmigs, bus neramus. Jis norės veikti kažką. Kompiuteris, televizorius, į miestą važiuojam, kažkur pasiausim, dar kur nors viskas. Va toks, va, palieka, va, neramus. O rankos tokius, kažką daryti. Kažką daryti, va, jis turi daryti. Nes gavo tos energijos porciją. Bet energija ne tam skirta. Tai žmogus turi eiti miegoti iki 22. Iki 22 žmogus, jeigu atsigulė, pas jį atsistatys dvi sistemos. Pirmiausiai, imuninė sistema, kūnas nesirgs, aš būsiu sveikas, negaliu sirgti, nes aš laiku atsiguliau, mane maitina mėnulio energija ir aš gaunu tedžo energiją, reiškia, mano visa energija bus, reiškia, sutvarkyta, gyvybinė energija. Gyvybinė energija mėnulis duoda. Ir bus psichinė sistema visus tvarkyta, reiškia, nervai bus stiprus. Aš nešauksiu žmonos pamatęs, sakysiu, ką tu čia man rodas įkysi, dink iš čia. Arba vaikai, žiūrėkit, tėvai pareina, tėvai dirba, jeigu mama, vyras dirba, pareina pavargę buvo vakare, ne? Ir vaikutis pribėga, mama, eik šalin, aš pavargau, nelysk. Ir tu nelyskit, niekas nelyskit. Nes aš nervuota, durna. Nepavargiau, šį dėl jūsų dirbu. Dinkit iš čia. O tai būna. Tenka matyti, matot kaip? Nervų sistema įsibalansavus. Tai reiškia, va šitas telefonas nepakraunamas laiku. O jį reikia pakrauti 22 įkišai. Ir jis čia. Mama pareina, vaikai pareina. Jis sako, labas, aš pavargau, bet vis tiek jums valgyt padarysiu, va. Viską aš jūs myliu. Va, piškai, parisėsiu kelias sekundės ir būsiu su jumis, išklausysiu dar kur nors. O tai būna taip, matot kaip. Tai reikia eiti iki 22 valandos miegoti. Šrila Prabhupada komentaruose Bhagavatai sako, jeigu žmogus miega daugiau kaip 6 valandas, jis jau neišmanime. Jeigu daugiau kaip 6 valandos, jis jau neišmanime. Matot? Nes neišmanimas būna visose kategorijose. Visą šitą, kad jūs suvoktumėt, apibendrinsiu, suvoktumėt, kad šitą materialų pasaulį, ką mes matom, ne tik Žemė, Saulė, Mėnulį, kitas žvaigždės, medžius, reiškia, mūsų kiekvieną, šunį, katę, žuvį, vorą, musę, visus. Veikia 3 energijos, kitų nėra, mes jų nematom. Dorybė, aistra ir neišmanimas. 3 gūnos arba 3 virvės. Tus virvės susimaišo tą žmogų apsuką ir sako, nutrauk ją pačią. Ir žmogus neišmanina, va. Neišmanina, vis nesusigaudo, kas yra. Iš kur kyla kančia, iš kokia priežastis, nesusigaudo, jis kenčia. Ant visų pyksta. Kai girdėjo, daugelis sako, aš ant visų pykstu. Ant prezidentės, ant valstybės, iš viską Lietuvoje gyvenu. Iš viską gyvenu. O daugelis sako, aš nenoriu gyventi. Kur dingsti? Čia nemtojas priklauso. Tavi išmeti. Tu gyvensi, kur tu dingsti. Žmogus net negali nusižudyti, įsivaizduoji. Negali. Nes siela yra nemirtinga. Mes visi nemirtingi. Kūnas tik tai laikinas. Taip jau padaryta ta materialio visatoj, kad mes gaunam, ką patys susidirbom. Kiekvienas iš mūsų yra čia toks, koks yra. Mes visi va tokius kūnus turim, kiek mes verti. Mes galim sakyti, aš negražus. Gauni už tai, koks esi, koks tavo charakteris. Visi gavom, ką gavom. Vieni vienus darbus darom, tai kitus. Gavom, ką gavom. Ką nusipelnė, va kaip įdomi. Tai žmogui, Ayurveda sako, užtenka 7 valandų miegoti. 7? Daugiau nereikia. Prabhupada, didysis ačarija reiškia, didysis jogas, didysis mistikas, didysis tas, kuris atėjo, parodė mums, kaip sugrįžti į tikrosius namus, kur nereiktų kankintis, va taip, svarstyti tokių klausimų, kaip mes dabar svarstome. Ten nereikia svarstyti dvasiniam pasauliu. Iki ten vienas kelias yra, vienas žingsnis, labai nedaug. Tik atsiduoti viešpačiui. Tai sako, jis iš vis sako, 6 valandų užtenka. Žmogus turi atsikelti visada iki saulės patikėjimo. Labai paprastai. Jeigu žmogus atsikelia iki saulės patikėjimo, tai reiškia iki 6 ryto, kaip tokia riba. Žmogus gyvena dorybė. Dorybė. Vėliau aistra, dar vėliau neišmanimas. Jeigu žmogus sako kelias nuo 9 iki 10, jis automatiškai atsiranda laike, kuris Ayurvedoje vadinasi mirties laikas. Jeigu žmogus kelias nuo 9 iki 10, jis mirties laike, jis turi būti sulaikintas. Niekas jų iš dangaus ten nenušaus. Automatiškai veikia energijos, reiškia, kuris padarys, arba taip jį supančius, kad jis pradės sirgti. Sirgs tiesiog. Jis nupartėms 10 metų energijų. Viskas, jis susirgs, numirs, ateis vėžys, dar kažkas, jis automatiškai turi būti pašalinas. Tai vadinasi, žmogus yra vėžinė ląstelė, jeigu kelias nuo 9 iki 10. Labai paprasta. Jis yra visatos parazitas, greuna sistemą.
Nes šitoj sistemai materialioje mes esame vieni nuo kitų priklausomi. Tai va, kad harmonija būtų, reikia atsikelti tik iki 6 ryto. Automatiškai 6 valanda duoda ką? Žmogų žvalumą, gėrį, va tokį budrumą, pasitikėjimą, ramybę ir energijos tiek, kad gali iki vakaro dirbti. Ir tu nesijausi pavargęs. Jeigu keliesi anksčiau, automatiškai būsi pavargęs. Jeigu keliesi, sakykim, nuo 6 iki 8, tu būsi įsturėję, o toksai, kur bėgti, kaip spėti, nieko nespėjau, kaip čia spėti, kaip čia padaryti, o toksai va. Spirginėsi iš vietos į vietos. Čia vadinasi aistra. Aistra, nes tokių energijų pakliūva ir būsi nerime. O taip va, širdis tam baladosis. Labai paprasta. Matau, kiek tai reikia žinoti, labai nedaug. Toliau sako, ilsisi ir dirba. Ilsisi ir dirba. Daug kur Šrila Prabhupada rašo, kad dirba tik asilai. Žinot, kaip asilai dirba? Ar žinot? Matėt, Lietuvoje beveik nėra tokių gyvūnų, ne? Tai galim zoologijos sode pasižiūrėti į asilą. O rytuose visur yra asilas. Tai, mes kaip galvojam, tai darbštus gyvūnas, mes kaip jį vertinam. Kad asilas yra darbštumo simbolis. Bet asilas yra tuo pačiu kvailumo simbolis reiškia. Kuo pasireiškia jo kvailumas? Tai, ką daro daugelis žmonių. Kaip asilą apgudrauja šeimininkas. Žinot, labai paprasta. Prikrauna va tiek akmenų. Asiliukas, matėt, nedidelis, tos kojytės ten gali lūžti. Jis vos pastovi, pats kreiposi. Vos stovi. Prikrauna akmenų, smėlio prideda. Ypač šeimininkas kartais atsisėda. O kartais ne. Tai prikrauna, tas asilas vos pastovi nuo tos sunkios naštos. Ir šeimininkas eina priekį, neša morką. Kaip šuo. Parodo asilų ir asilas bėga paskui. Tak. Atnešė, nukrovė. Šeimininkas susisėda, parjoja. Vėl prikrauna, vėl asilą rodo morką. Ir asilas galvoja, kad gaus. Ir neša. Pirmyn atgal. Ir tai visą dieną. Matot kaip? Tai visą dieną. Taip daugelis žmonių sako, dirbu per 5 darbus. Nes reikia kam? Vaikams, sau, anūkams, sau, vaikams, sau, anūkams, sau. Tiek reikia? Man sako, reikia. O jau taip stuburas toksai tenais, režavis taip, dantų nėra, akis ten pasikėlusi kažkurio toks va. Nebegirdžiu, sako, jau nieko nebematau. Vaidanas, sako, man šarikai sukasi va kažkokie. Kaip dirbu? Žmonės sako, šarikai. Šarikai. Čia šuns vardas, ar čia kamuoliukai kokie, matot, nežinosiu, bet jam, sako, sukasi. Kadangi, sako, nebespėju. Rankos lūžinėja, ten viskas, reiškia, tiek dirba. Ir kas iš to? Kas iš to? Čia neuždirbsi niekam, gali dirbti vaikams, ar įvertins, dar nors. Gali dirbti savo, bet ar reikia tiek savo? Reikia pirmiausia žiūrėti, ką mes išleidžiam kiekvieną dieną, kur išvaistum savo pinigus. Ar reikia mums tiek drabužių kartais? Daugelis žmonių sako, neturiu ką apsirengti. Moteris dažniausiai. Pardaro spintą, taip sako, pasižiūrėk, nėra ko apsirengti. O ten viskas krenta, jinai tada prilaiko taip dar va, kad viskas nekristų, sako, nėra ko apsirengti. Kartais moteris jau tokia, žinot, normali, už mane biškai didesnė. O ten suknytės prieš 20 metų tokios pirktos. Sako, nieko, aš pasitaisysiu ir apsivilksiu dar. Jau nebevistaisysi. O viską laikom, perkam. Dėl to, ką perkam, reikia dirbti. Prisigalvojam visko. Namus, apdalimus, vidur, ten paveiksliukas, kažkoks ten lemputė, dar kažkokių visokių cackių. Reikia, kur einam, kur nereikiam. Reikia gimtadienį švenčiam, nešvenčiam, prisimasto. Perkam maisto per daug, išmetam. Žmonėje, sako, milijardas žmonių pastoviai badauja. Bet žmonės išmeta, reiškia, daugiau maisto negu tie, kurie badauja suvalgyti. Išmeta. Kiekvieną dieną. Parduotuvė, žinot, kiek išmeta. Baigėsi laikas galiojimo. O žmonės prisigamina, nesuvalgo, irgi išmeta. Niekas nesidalina. Kad mes dabar išdrįstumėm, kaip Vedos sako, kaip buvo anksčiau, kaip Šventraštis sako. Aš pagaminu valgyti, turėčiau išeiti į lauką ir 3 kartus šaukti. Ei, kas norit ateiti pavalgyti pas mane? Įsivaizduojat, pasižvalgau, niekas nei dar kartą. Ei, kas norit ateikit pavalgyti? Dar į 3 kartą. Jeigu 3 kartą jau niekas neteina, ateinu jau tas žmoną įdedu ten. Dar kažkas ir viskas, va taip turėtų būti, tas visiems užtektų. Bet man mūsų viskas dingo, kadangi tokia degradacija. Kaip dabar čia kviesius, mes kaimynų net nepažįstam. Nežinau, kas ten sako, nežinau, kas tau irgi nežinau, sako, mačiau, ten kažkas vaikšto, nesusipažįstam. Taip yra, susvetimėja. Visur, kur Indalos namai matėt, parašyta, atsargiai piktas šuo. Ne? Piktas šuo, viskas. Pas mus dar taip nėra, Indijoje tai iš vis reiškia stiklų prikaišo, reiškia.
ten užmūrytos tvoros, reiškia stiklai, stiklų pridaužo, vis tokios dar, kad liptų per tvorą, nu, ten vagysčių daug, sakykime, žmonių irgi daug valkatauja, kiti neturi, reiškia. Tai kad Azijoje mačiau, kur aš Egipte, kitur mačiau irgi, va, reiškia, vinis dar kažkas iškaišyta, kad žmogus, nu, neperlipto per jo tą nusavybę. Taip žmogus ginasi, kad čia mano, nelieskit, čia mano, ten jūs jau kaip nors, o mano čia. Taip yra, matot, nieko nebeliko. Mes susvetimėjom, norim, kad mums būtų. Tai va, daug dirbti irgi nereikia. Daug dirbti irgi nereikia, nes žmogus įsitempia, prisigamina daugiau negu reikia, nes nieko iš čia nenusinešim, nieko, absoliučiai. Į kokį pasaulį mes bekeliausim, o yra 3 pasauliai, 4 net. Pirmas, mes galim grimsti į pragarus, ten iš vis nieko nepasimsi, bus tik kančia, bus medžiosi. Galim vėl atgimti žmonėmis, reiškia, žemės tipo planetomis, o ne. Irgi ne vienas, kas iš jūsų atsinešė, kokį vežimėlį, mašiną, kastuvėlį, niekas. Nu, išlindom tokie, be nieko, mums tik duoda ten. Barškinės, kokias barškinamės, ten toko, ne, ten vis nieko neatsinešim. Ir galima eiti į aukštesnės planetas. Irgi nenusinešim. Arba išeiti dvasinį pasaulį, tai gausim iš vis dvasinį kūną, iš vis nieko nebereikės. Nes sąmonė kita bus. Reiškia, Ariveda skirsto, reiškia, parai 4 laikus. 4 laikus. Reiškia, tai žmogus sako, užtenka dirbti nuo 9 ryto iki 15 valandos. Tai vadinasi artha, ekonominė veikla. Arka. Čia yra dharmos, reiškia, religijos principas dirbti. Dirbti tiek, kiek išlaikyti šeimą ir pat save. Tiek. Paskui nuo 15 valandos, nuo 16 iki 21 turėtų būti dharma, dharma, pareigos. Aš turėčiau rūpinti šeimą, reiškia, šeima, su vaikučiais pabūti, padėti jiems kažką išspręsti, išmokti kažkokias raidės. Taip apsitart, su žmona pabūti, pasivaikščioti. Matot? Taip. Paskutinė kama nuo 9 vakaro iki 2 ryto. Reiškia jausmai. Mes jau einam miegoti, mes jau nebesuvaldom savęs. Norisi miego, norisi jūs nepastengti, vieni televizorių žiūri, kiti seks užsiminėja, kiti šiaip miega, kiti eina į miestą kažkur pavaikščioti, su dvasiam pasikalbėti, prasme. Žinau, kaip su dvasiam. Prie baro naikit naktį, ten dvasios. Gyvi, tokie kaip aš, ten viskas, triukšmas. Yra nematom, bet yra matomų. Viskas, va, toks. Ir kitas, reiškia, reiškia, nuo 9, nuo 2 ryto iki 9 ateina laikas, kai mes galim pažinti save. Pažinimo laikas, arba santykių su Dievu užmezgimo laikas. Tai va, tas laikas turėtų nuo 2 ryto iki 9 ryto skirti savęs pažinimui, meditacija, malda. Šiandien daug kur ėjau kalba apie jogą, aš kalbėjau jogą, daug kas nesupranta, kas yra joga. Kiti mes bijom, nes visur kviečia, šiaip dabar tapo populiaru, Lietuvoje daug jogos įvairių klubų, studijų, būrelių, ar ne, salių, kur užsiima joga. Žmonės tą jogą supaprastino. Jie eina, užsiminėja tą fizinę mankštą, bando kažką kvėpuoti. Joga tai yra jungtis, su kuo aš jungiuosi. Joga turėtų būti, o jungtis turėčiau tik tai su aukščiausiu. Tik einam į sporto salę, mes tik kažkiek padedam tam fiziniam kūnui. Nu kažkiek dar ten 1% nuraminam protą. Bet sielos ryšys su aukščiausiu mes neužmėgsim per tą jogą, kur tą, sakykim, kasdienybę, kurią vaikštom. O žmogus turėtų, reiškia, užsiimti daugiau bhakti jogą, reiškia, savęs pažinimu, savęs atidavimu kitiems, savęs atidavimu aukščiausiam. Ir tokiu būdu galima tik tai nuraminti savo protą. Čia yra parašyta, reiškia, aš jums kalbėjau, keletas, reiškia, šventųjų vardų. Ir čia sakoma, kad buvo toks, tai yra vienas iš Vrindavano Gosvamio, Šrila Rupa Gosvamis, mums kartais net keista klausytis, visiškai nesuvokiama. Aišku, vieniems galbūt suvokiama, kitiems mažiau, bet kas pirmą kartą sunkiai suvok, kam to reikia. Čia rašo, kad Šrila Rupa Gosvamis 2 valandas tik skirdavo miegui. Kaip čia įmanoma, kodėl jis toks, arba kam čia reikia. Šrila Prabhupada irgi, tarp kitko, miegodavo nuo 2-4 valandų. Visą laiką skirdavo, reiškia, visą kitą skirdavo savęs pažinimo arba atidavimui savęs visiems žmonėms per komentuodamas, reiškia, arba bandydamas išaiškinti šitos šventraščius.
Tai šventraščiai sako, kad norint įsivaduoti šito materialaus gyvenimo, va palikta kančių pasaulį, nes žemė yra kančių pasaulis. Kančių. Kas dabar gali pasakyti, kad nėra kančių? Stovi kančia. Stovi, kiekvienas mes susidurėm, kiekvieną minutę su tom kančiom. Mes sėdėm ir galvojam, kaip ten eisiu, kaip ten darysiu, kaip vaikai, kaip ten tėvai, kaip rytoj, kaip poryt, dar kažkur. Pastoviai nerimas. Ir visada negaunam, ko norim. Labai retai. Kartais tai mums iškiša ten saldainiuką, iš sienos nemato ranka. Mes suvalgom, jau atrodo geriau. Nurimstam. Ir pastoviai nerimas. Tai va, Šrila Rupa Gosvamis viešpatį prisimindavo arba tarnaudavo jam praktiškai 22 valandas per parą. Ir 2 valandas skirdavo miegui. Bet jis sugebėdavo, reiškia, net ir miegodamas, neatjungti savo sąmonės nuo jo. Prisimindavo jį. Haridasa Takūra rašo, kad jis maldos karaliukais džapą arba krikščionybėje rožančius, reiškia, jis nepaleisdavo rožančius, taip sakykime, kad jums suprantamiau būtų, kadangi daugelis pirmą kartą, kol nepakartodavo 300 000 Dievo vardų. 300 000 kartų sukartodavo Dievo vardą, tada pavalgydavo ir eidavo miegoti. Arba visai nemiegodavo. 300 000, mums nesuvokama, kaip čia. Bet pasakysiu, ne kaip paslėpto, taip kaip to, kas laukia mūsų kiekvieno. Sakoma, kad iš materialaus pasaulio nei vienas negalėsim iškeliauti, kol nesugebėsim 24 valandas atsiminti viešpaties. 24 valandas. Nepriklausomai kokių konfesijų. Ar tu krikščionis, ar musulmonas, ar veduva tradicijos gerbėjas. Žmogui reikia sugebėti jį prisiminti 24 valandas per parą. Kitaip reiškia, kol aš jo neprisimenu, aš atsijungiu. Prisimenu jo, aš jau su juo susijungiu, su jo ranką padavęs. Pradedu galvoti apie save, aš jį numetu, pats sėdžiu vėl. Kai pats sėdžiu taip, ateina kančia. Nes iš karto mane veikia va tos 3 energijos, 3 materialios energijos. Neišmanimas, aistra ir dorybė. Mane iš karto supančia. Pradedu šnekėti su juo, vėl aš jis mane traukia. Ateina, reiškia, čia galvoju, kaip pavalgyti, ką čia daryti, vėl aš jį nutraukiu, ranką metu ir einu savo daryti. Labai paprasta. Tik mes turim atsiminti viešpatį 24 valandas per parą. Visiems. Kiekvienas žmogus turės patapti šventu kažkada. Ne šiam gyvenimu, kitam, ne kitam, už 1000 gyvenimų, už milijoną gyvenimų, už amžinybės, kas mūsų laukia. Kito kelio nėra. Taip sako visi šventraščiai. Nes mes turime įsiugdyti, reiškia, Krišnos, reiškia viešpaties sąmonė, kitaip su juo nesusikalbėsim. Nėra šansų, kaip mes susikalbėsim su juo. Kitos vibracijos. Net norint pakliūti į aukštesnę kažkur tai, net šitą materialę pasaulį, patekti į kažkokią, tai sakykim, klubą uždarą, ar kažkokią aukštuomenės, reiškia, kažkokį renginį, reikia tinkamai save paruošti. Yra, reiškia, net etiketas, kitur mes galim nueiti su tokiais rūbais ir kitais, jūsų neįleis. Sakys, etiketas šiandien arba reikėjo taip, ten numeris 9, smokingas arba peteliškė arba kostiumas. Taip sakys, neįleisiu tave su tokiais rūbais, net neįleis. Tai va yra etiketas arba reikalavimas garderobo, tai reiškia atitinkamai sąmonės, kad aš kažkur patekčiau. Taip yra. Mes net nepamatysim, nesusikalbėsim net su aukštesniom būtybėm, kol neišvalysim savo sąmonę. Viskas reiškia. Tokios vibracijos. Tai va, kad save pakeist, yra tik viena metodika, reiškia. Atsiminti jau. Kaip jį atsiminti? Reiškia kartuoti šventus jo vardus. Tai, ką mes darėme pačioj pradžioj, kartuodami Hare Krishna mantrą, Maha mantrą. Labai nesudėtingas metodas. Visiškai. Nieko nereikalaujantis, jokių pinigų, jokių nieko. Labai paprastai. Kur esi ten kartuoji? Eini vienas į kartuoji Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Viskas. Tiek tai reikia. Labai paprasta. Labai nesudėtinga. Kokių klausimų turite? Ką norit paklausti? Tai biškiai atskaičiau apie kančias, tai dabar žinosit, kad kančios mūsų gimsta iš mūsų kūno ir proto problemų, nuo gyvūno ir nuo gamtos stichinių nelaimių. Ir kad mes turim viską saikingai daryti. Kad mes turim iš neišmanimo, sakoma, reikia pakilti į aistrą, iš aistros į dorybę, dorai gyventi. Kad nebijotumėm užmigti, kad miegas būtų ramus. O iš ramybės pagilti reiškia transcendenciją, tai reiškia prisiminti aukščiausią. Labai nesudėtinga praktika.